Witajcie w kolejnej odsłonie naszej eskapady. Ostatnio byliśmy w Bójwidzach, miejscu cichym i spokojnym, gdzie czas płynie nieco wolniej. Dziś ruszamy dalej, w kierunku popularnego turystycznego kurortu Trok. Zamek księcia Witolda, karaimskie kibiny, krystaliczne jeziora. Widoki jak z pocztówki. Co, kochani, dzisiaj ruszamy w kolejną podróż w poszukiwaniu wileńszczyzny. Dziś chyba trochę mało typowo tak naprawdę, bo to będzie tročczyzna. No tak? Lietuviai neatkreipė dėmesį, kad ir trakai nepriklausė Kauno Lietuvai tarpukariu. Tak. Vilniaus kraštui, tam, kurio lietuviai nemyli, nenori pripažinti, jis vis dėlto daro artimus ryšius. Tarp to, ką vadinam Vilniuje, kartu su Trakija, bet istoriškai tai atskiro žemė. Tai trakus, nežinau, ar priskirsime Vilniuje, bet pažint būtina. Pojedziemy chyba zobaczyć, w którym miejscu tą historię przecina ważne miejsce, ważna rzeka Waka. No właśnie, jedziemy do Trok, ale nie tak szybko. Jak już wiecie, w tej podróży robimy liczne dygresje i przystanki. Tam, gdzie warto się na chwilkę zatrzymać. A na Wileńszczyźnie warto bardzo często. Visi vokia žinom lietuviai. Nu tie, kurie Vilniui, Trakus nuvažiuoja, visi Vilniečiai žino, visi trakiškiai žino, pervažiuoja mėlėjai per Vokijos upelį. Kad tai yra Vilniaus, Trakų vaidijos riba, visi žinom, kad kažkur šalia jį turėjo būti. Kad yra tai čia Barbara atrado jos. Zaczynasz odnajdywać tylko wtedy, kiedy zaczynasz poszukiwać. Wtedy zaczynasz odróżniać, co łączy, co dzieli. Vilniaus, Trakų vaidijų dualizmas, jis gali turėti dar gilesnės ištakas. Dėl to, kad Gudavičius šneka apie Vilniaus ir Trakų kunigaikštystės. Vilniaus yra Jogailos, Algirdo tėvonija, o Trakai yra Kęstučio ir Vytauto. Witoldo. To čia yra labai ženkli riba. Jak się ma Waka do Wileńszczyzny? Czy to jest jakaś jedna z jej granic? Jeigu Vilniaus vaivadija yra Vilnijos riba, a jeigu aš sakau, Vilnija lygų Vilniaus vaivadija, tai tada čia riba. Granica, która przetrwała od 1413 roku do trzeciego rozbioru. Dość tych granic, skupmy się na zawartości. A ta jest naprawdę imponująca. Zajrzymy choćby do tej przepięknej świątyni w stylu neoromańskim w Landwarowie, ufundowanej przez Władysława Tyszkiewicza w połowie XIX wieku. Inspiracją była mediolańska bazylika Santa Maria delle Grazie oraz słynny fresk Leonarda da Vinci Ostatnia Wieczerza. Kolejny cud Wileńszczyzny tak naprawdę. W 1939 roku terytorium to przychodzi z rąk, no powiedzmy polskich, już jest Litwą, tak? I te wszystkie konflikty nacjonalne, narodowe są tu obecne i wtedy właśnie w tym okresie zaczyna się odbudowa tego kościoła i urządzanie wnętrz i tutaj wszystkie narody współpracują, żeby dokończyć wnętrze tego kościoła. I co ważne, że w 1941 roku tutaj obok zaglada Żydów jest obecna i Jerzy Hoppen tutaj pracuje od 1942 do 1943 roku właśnie w tym wirze. No dla mnie przede wszystkim cud, dlatego że ten kościół powstał w trakcie wojny. Toliai, nežinau, niekur kitur tokios bažnyčios. Taki spójny. 19-20 amžiaus, kai prasideda istorizmo stiliai, tame po baroko ir po klasicizmo, turbūt tokios konceptualios bažnyčios neįsivaizduoju, kol kas nežinau. Čia yra ta, ką Juzefas Mackevičius sakė. Iš pradžių jis sako, Pravda oči niekoli, tai yra apie lietuvių atėjimą 309-400 metai, tada apie Trzeba Głośno mówić, apie bolševikų atėjimą Raudonosios armijos ir tada Drogo Danikon, trečias tomas apie nacių periodą. Nu, žodžiu, visa šita trilogija, man kažkodėl čia atrodo lentvarį reikėtų skaitimus daryti. Čia yra ta šventykla, kuri labai atitinka Juzefo Mackevičiaus. Žiūrėkit, kas parašyta. Ut omnes unum sint, jei visa būtų vienis. Docet omnes gentes. Docete omnes gentes. Mokykite visas gentis. Nu, žodžiu, netgi tokie krikščioniškos, turbūt idėjos, maksimos. Takiej wspólnoty narodów
Tak? Religijai chyba. Ir religijų turbūt. Vis tiek čia yra, kodėl mes stebimės ir Medorom, ir Bagina, ir Dovydo žvaigždėm, dėl to, kad Senasis testamentas respektuojamas. O juk tai iš tikrųjų žydiška tradicija, kažkokia, hitlerizmas turėjo surasti kažkokį modus vivendi liktai, nebuvo visiškai jau nubraukta. Ką darys, tada visą krikščionybę reikia nubraukti ir tuo pačiu ir protestantizmą, to nedarė, net Hitleris. Tai va, tai esam tokiam įspūdingame paminkle ir manyčiau, kad Lentvaris dar laukia savo atradimų. No na pewno wydaje mi się, że koniecznie trzeba wciągnąć ten kościół w Lędwarowie na naszą listę tych właśnie takich perełek architektonicznych Wileńszczyzny. Niezwykła historia kościoła w Landwarowie skłania do refleksji nad tym, jak ogromny ludzki potencjał artystyczny i kulturowy utraciła Litwa w tragicznym wirze wydarzeń XX wieku. No ale wróćmy do naszych trok. Czy troki mają jakieś znaczenie dla koncepcji Wileńszczyzny? Tarpukario Vilnyje, bet Trakų irgi sunkiai įsivaizduoja. Ta Pilsudskienė ar Želigovskienė Vilnyje, tai tokia, ji buvo, pavadinkim lietuvių pasakys, paėmusi mūsų Trakus. Bet tie dažnai tie Trakai užmiršti pačių lietuvių yra, kad jie priklauso Vilnyjei. Su jais reikia irgi specifiškai šnekėti ir kad lietuviams reikia būtinai įrodinėti, kuo jūs dabar blaškotės. Taigi čia Vytauto tėvonija. I tada reikia įrodinėti. Ale w okresie międzywojennym to jest peryferia Wileńszczyzny. Be abejo, periferija tas ir Vytautas kartu yra Jogailo šešėlį. Nes Vytautas yra Kauno Lietuvos metafora ir simbolis. Tak. Ta konkurencja między województwem trockim i wileńskim, czy jakoś wpływała na rozwój samych tych województw? Tai vienaip ar kitaip. Vytauto laikais tai tikrai taip. Nes Vytauto čia yra tėvonija, paveldėta iš Kęstučio. Tad Trakams priklauso ir Gardinas, ir Luckas, ir Palenkė net. Ir Eišiškės tos pačios, kartais net blaškomis kam priklauso. Tai va, tai Vytauto laikais Trakų ir Vilniaus dualizmas yra akivaizdus. Vilniuje Vytautas turi karūnuotis, bet ar dėmesį kur numiršta? Pakeliu į Trakus. Tai Vytautui tai čia yra tos pačios jo valstybės, didvalstybės kūrimo 2 taškai. Jis negali nė vienu jų atsisakyti. Voluinė priklauso Trakų, Palenkė Trakų, Palenkė. Jaka to potęga! Tokia yra metropolija. Ir kas įdomiausia, Dniepro valsčiai, ten kur Bychovas, kur Šklovas, kur Homelis, turbūt nebeatsimenu, yra tų valsčių pavadinimų, jie buvo valdomi pusiau. Viena, valdininkų duoklės eina pusė Trakams, pusė Vilniui. Nuo Dniepro valsčių. Kto by pomyślał, a takie niepozorne dziś te troki. Coś mi się wydaje, że po naszym programie troczanie zażądają dostępu do morza. Jak się zmieniało znaczenie trok w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, Litwy? Šiaip tai aišku yra antrasis LDK miestas ir antrasis Lietuvos centras. Čia vienareikšmiška, nes nėra kitų vaivadų ir kaštelionų. Ir šalia Žemaičių seniūno dar Vilniaus vaivados, Trakų vaivados, Vilniaus kaštelionai, Trakų kaštelionai, Žemaičių seniūnai. Viskas, 5 osób najważniejszych przy królu. Iš jų 2 Trakus. To atgimimo laikais, tai kai siekiama restauruotą idėją didvyrių Lietuvos Baironis, tai tada Trakų pilis ir pats Vytautas. O sovietmetis apskritai išglūdino ir padarė tokį Trakai, taip vieną iš savivaldybių. Atrodo, kad tokių 60 savivaldybių yra. Kartais aš lyg tai pasigendu ambicijos. Ta ambicija yra tokia, LDK laikai jie duoda tokią laboratorinį vaizdinį. Vytautas kulminacija ir tada kiek konfesijų, kiek tautų, kiek tokių galingų akcentų, kurie yra susijęs su LDK, su Žalgiriu, ant ko laikosi lietuvių tapatybė. Tai jie visų pirma juos rekonstruoti ir galima būtent Trakuose. Mes turime, aišku, pagonišką tą Lietuvą, kuri dar iki Krikštinė, Kęstučio, ar ne? Ir Algirdas Vilniuje, Kęstutis Trakuose. Mes turime tada jau naujakrikštus, irgi Trakai. Turėsim Šventos Beleno švenčiausios bažnyčią Marijos. Tada šalia yra karaimai, Trakų idėja be Vytauto ir be karaimų negalima.
tada turim totorius, tada turim, aš drįščiau manyti, gal net ir lenkus, mozūrus ar sileziečius. Ir rusėnus turbūt. Turbūt ir rusėnus, mes turim ir rusėnai, gal jau čia iš Trakų vadijos, tarsi kito lenkus iš Palenkės, Nu, nes tikėtina. Palenkė yra labai lenkia kalbis regionas, bet priklauso Trakų vadijai. Taip. Žydai Trotskiai yra karaimai, bet atrodo tyrimai rodo, kad būtų ir žydų pačių. Čili, Ir karaimai, totoriai, žydai, ir stačiatikiai, katalikai, po to ant šitos idėjos turbūt vis tiek susiformuos tai, kad, apskritai, vytautinė ta idėja, kad mes esame metropolis. Man patinka tokie šitie. Чили право до амбіції метрополії троки маю, але хіба наразі не використовую. Не Бо з ж нами такою. троки вилучні хіба дійсно з такої сторони туристичної і з караїмських кибинів. Taip. O dar plus Alytus ir Dzūkai nudžiovė Trakų vaivadijos herbą. Pėsti. Chodźcie, usiądziemy sobie, zjemy kibiny. Традиційна потрава караїмська. Кибини. Kybyny. Właśnie dużo chyba w języku karaimskim jest tego kynesa, kybyny. Kenesa, kybyny. Oho. Kybinlar. Kad išmokot staigiai. Du žodžius. Umiemy po karaimsku już. Але караїмі są znani не тільки з кибинів, а є ще, як myślicie, Na. z ogórków. To No bardzo właśnie. często zapominamy, że przywieźli ogórki do Wielkiego Księstwa Bet čia visi Litewskiego. klysta tada ir laiko juos, žinokit, agurko augintojais. O aš sakau, ne. Yra pagrindiniai Vytauto spec sargyba. Czyli oni zostali przywiezieni tutaj przez Witolda jako ochroniarze. Aš manyčiau, nes jie yra niekada nebuvo kaip belaisviai, jie visada kaip ir totoriai, taip ir jie yra kolektyviniai vasalai. Vėliau karaimai neturės Magdeburgė atskirai, Tak, samo. bet jie yra kolektyvinis vasalas, reiškia, jis nėra baudžiauninkas. Jie jau turi kažkokį kitą rangą, su specifiniam pareigom, su specifiniam prievoliom valdovui. W Polsce też mamy trochę karaimów. Bet jie yra visi mūsiškiai. Stąd. Nu, aišku, nes LDK laikais visi karaimai yra vytautiniai. Kiek jūs turit karaimų, tai jie yra ir totorių, tarp kitko. Tai jie yra, aišku, visų pagrindinė banga yra repatriacija, ta stalininė Wileńszczyznos, o darbų turbūt judėjo ir LDK laikais. I chyba troki wyróżniają Karaimy. Tai va būtent. Nu tai kaskim, jau šalsim dar. Zjadamy. Troki słyną jednak nie tylko z Karaimów i Kibinów. To także miejsce kultu z cudownym obrazem Matki Boskiej Trockiej. Był to pierwszy obraz koronowany papieskimi koronami w Wielkim Księstwie Litewskim i drugi w całej Rzeczypospolitej. Stało się to już w 1718 roku. Przed tym obrazem modlili się królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. A według tradycji obraz trafił tu dzięki księciu Witoldowi, który otrzymał go w darze od cesarza bizantyjskiego Manuela II, paleologa. No muszę przyznać wam rzeczywiście, że ten kościół robi ogromne wrażenie i że pokazuje, jest świadectwem tego, że rzeczywiście Troki kiedyś były potęgą. No i oczywiście ogromne wrażenie też robi sam obraz Matki Boskiej Trockiej. Kažkada jis buvo svarbesnis negu Matka Boska Ostrogramska, mėlyjei. Trakų Madona tai buvo, ji yra visos Lietuvos didžiosios kunigaikštijos globėja. Patronka. Patron. Tai va, tai jau vien tai, ko verta. O mes esam užmiršę. Vilniuje dažniau garsesnė buvo Sapiegų Madona, Ostrobram, Aušros vartų Madona. Tai jau gerokai vėliau, jau Mickevičiaus laikai, o iki to Trakai. Ir tiesą sakant, nelabai suprantu, kodėl. Ar tas Vytauto įdirbis čia palikimas toks yra, kad tas šventa sakralinė tradicija Trakai išlieka iki pat LDK turbūt iki pat XIX amžiaus. Čia mes esam Vytauto idėjos branduoly. Obraz Matki Boskiej Trockiej jest obecny w domach Troczan, ale na Wileńszczyźnie chyba jest kult jednak Matki Boskiej Ostrobramskiej. W którym to momencie ten kult Matki Boskiej Ostrobramskiej Przeważa. wypada, tak, i Nu, przeważa aš manau, Matka kad vis Boska tiek, Ostrobramska. tada, kai vyksta pasipriešinimas Rusijos imperijos, kuomet, reiškia, Mickevičiaus laikai, Slovackio laikai,
kuomet sukilimai, tuomet aušros vartai, kaip su mūsų Vilniaus romantizmu. Feliksas Konečnas yra sakęs, pagrindinė Lietuvos lenkintojas yra Muravjovas, dėl to, kad lietuviai kartu su lenkais priešinasi rosijanams ir kartu pamažu perina prie lenkų kalbos ir lenkų kultūrą. A czy możemy powiedzieć, że kolebką kultu Matki Boskiej w ogóle są Troki, a nie Wilno? Nu, aš taip bijočiau pasakyti. Nu, aš nežinau, kadangi ir Vytautas yra naujakrikštas. Juk reikia turėti galvoj, kad 1409 metai, mėlyje, neatsitiktinai bažnyčia konsekruota, Magdeburgo teisė už 1410 metais Žalgirio mūšis. Rok przed. Taip, Červinskė vyksta mišios prieš pat Žalgirio mūšį, kur jau ten Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė meldžiasi kartu. Czyli to jest takie swoiste O wotum. šitas yra tarsi, gal, votas, kai jau pasieki pergalę. Tak. O čia, pasižadu. Toliau tave remt, panelė švenčiausia, jeigu leisi man laimėti. Aš nežinau, ar čia krikščioniškai pasakiau dabar, bet vienaip ir kitaip, kad metų net Vytautas strategas negali čia tokių atsitiktinumų būti, man taip atrodo. Mergelės Marijos kultas yra Vytauto pagrindinis kultas. Jis viską, ką funduoja, bažnyčias naujasis paskiria jas panelė švenčiausiai. Po tych duchownych uniesieniach pora zejść na ziemię, odpocząć i przetrawić całą tę historię. No i te kibiny. W końcu nawet pielgrzym potrzebuje chwili odpoczynku. Czas na poszukiwania miejsca na kemping, najlepiej z widokiem na jezioro i z dala od grup wycieczkowych. Tak, w Trokach prawie zawsze jesteś obok wody. Mes ten iki žiedo išvažiuosime, tą žiedą, jeigu galėsim važiuoti link Užutrakio, taip? Tak, na prawo później. Zatrocze to słynna letnia rezydencja Tyszkiewiczów, prawda? Tak jak Polonga. Tak, Tyszkiewiczowie mieli dobre oko do pięknych miejsc, w których można wypoczywać. Aš manau, net Tiškevičiai, o Vytautas. Vytautas pasistatė pilį, Tiškevičiai norėjo žiūrėti tą pilį. Tak, tak. Pasistatė priešais vaizdą. Ale chociaż architektura jest odbudowana, jednak chyba urok Trok zależy od przyrody. Tak, to jest naprawdę imponująco. Nu tiesa, gal Žemaitijų plateliai kažkuo panašaus turi, kažkokio šarmo. Bet šiaip yra išskirtinė vieta Lietuvos mastu. Tas kraštovaizdžio ir istorijos darna tarsi. Tak, właśnie. I tutaj chyba w Trokach jest wszystko blisko. I architektura, i miasto, i przyroda. Vos ne kaip antikos Kretoje. Tylko mniej gorąca i bardziej zielona. Na szczęście Barbara jest miejscowa i jak się okazuje, lokalna wiedza i intuicja nie zawodzi. Nocleg trafiony w punkt. Słuchajcie, no i jak dla was się podoba to miejsce? Cudownie, tutaj jest. Zrobiłam dla was herbatki. Dzięki. Proszę. Jesteś tutaj gospodynia. No pewnie, przecież tu mieszkam. No właśnie, wiesz, powiem ci, że zaczęłam ci zazdrościć. Jest tu tak błogo, tak spokojnie, tak cicho. Jak się mieszka w Trokach? Dobrze, myślę, że Troki to jest taka Wileńszczyzna w pigułce. Wszystko jest bliziutko, ale jest inaczej. I nie wiem, jak profesor, jak Ania sądzicie, czy jest jednak to Wileńszczyzna, czy już nie? Wiesz co, nie wiem. Myślę sobie, że jeżeli znalazłam tutaj Wileńszczyznę, to zupełnie inną niż na przykład Wileńszczyzna w Bójwidach, w Mejszogole czy gdziekolwiek indziej, gdzie byłam. Wydaje mi się, że tutaj chyba dochodzi do tego, o czym już kiedyś mówiliśmy, czyli do tego płynnego przechodzenia granic, że nie ma ostrej granicy Wileńszczyzny, że to na siebie nachodzi. Ta całość tego obrazu, no dla mnie takim tym, co widać najbardziej, to jest to średniowiecze. A to dla mnie nie jest polskie, ale z kolei pytanie, czy Wileńszczyzna musi być polska. Ale chyba właśnie Wileńszczyzna tutaj i zachowała dzięki mniejszości polskiej i polskojęzycznej, więc chyba ta Wileńszczyzna dla nich jest tu ważna w Trokach. I myślę, że musimy
również rozważać, że mogą być różne koncepcje postrzegane. Coś jest ważne dla Litwinów w Trokach, a dla Polaków chyba jest. Troki są częścią Wileńszczyzny i oni mają tą pamięć historyczną właśnie z okresu międzywojennego, dwudziestolecia międzywojennego, ale jest to dla nich chyba część ich tożsamości. I niech tak będzie. Abi atmeta tuos du atradimus, kuriuos mes padarėm. Pirmą jau seniau padarėm, Juzefo Mackevičiaus kraštovaizdinį patriotizmą ir man ne tik lenkiškumas, chebra, o ežerai Trakų yra lelele, kažkas tokio, kur Juzefas Mackevičius pasirašytų tikrai, man atrodo, kad kažkas daugiau negu tautinės programos, idėjinis lelele. O antras, kad jūs visai dabar čia savinatės į Trakiją. Ir Vilnijos ir Trakijos riba man labai patinka. Vokės upė, va, ir būkit Vilnijos patriotai, už Vokės toj pusėj. O čia jau yra Trakija, mielosios. Barbara, a co dla ciebie oznacza bycie Polką w Trokach? Poszukiwanie chyba dialogu i różnej tożsamości, odbieranie różnej tożsamości i bycie obecnym przede wszystkim w kontakcie z Litwinami, z Karaimami, świadczyć swą obecność. A czy na przykład zamek w Trokach, ten witoldowy, jest częścią twojej tożsamości? Na pewno, bo ja myślę, że Jagiello bez pomocy Witolda nie osiągnąłby takich sukcesów, tak samo jak Witold. Jestem pewna, że oni współpracowali w duecie i tego dzisiaj nie doceniamy, że szczególnie w strategicznych decyzjach byli spójni. Więc jest dla mnie tak samo bliski. A jak dziś polskość tutaj funkcjonuje, jak się rozwija? Jak wygląda to polskie życie w Trokach? Jest wiele organizacji pozarządowych, jest Związek Polaków na Litwie, który jest bardzo aktywny, więc polskość w Trokach na pewno jest to obecna i administracyjnie, i politycznie, i również na różnych uroczystościach, w różnych obszarach. Więc Na szkołach. no, na pewno, że i przez oświatę również. Pamięć historyczna na Wileńszczyźnie, tutaj w Trokach jest bardzo często utracona i utracona z powodów politycznych, przede wszystkim geopolitycznych i reżimowych. I chyba ani Wileńszczyzna, ani Troki nigdy nie przeżywały takiego dobrego okresu, w którym żyjemy dzisiaj. Jeszcze tylko ostatni punkt dnia. Wspólne zdjęcie, żeby zatrzymać ten moment, zanim ruszymy w kolejną podróż. Chodźcie przy tym drakarze litewskim. Kaip stojam? Róbmy. Kaip stojam? Taip, gal? Proszę. Taip. Tak. No co, słuchajcie. Uśmiech? Esam? Esam. Jest. Jeszcze jedna do naszej kolekcji. Zobaczcie, jakie piękne wyszłacy. Jesteśmy radośni Jak i zawsze. ładni, jak zawsze. O, ja tak ciężko pracuję przy tych zdjęciach, to Barbara jutro robi śniadanie. Idę się wykąpać i wtedy pomyślę. O man nieko nereikia. Ha. Pan profesor po Aha. prostu jest.